Panevėžyje prie prekybos centro Babilonas atsirado konteineris, į kurį gyventojai galės mesti nenaudojamus rūbus ar žaislus. Vėliau surinkti daiktai pasieks vargingai gyvenančias šeimas. Jaunimo asociacija JCI Panevėžys pradeda įgyvendinti projektą Dovanokime. Pasak idėjos autorių, tai turėtų paskatinti panevėžiečius neišmesti turimų, bet jau nebenešiojamų drabužių ar avalynės, bet juos atiduoti skurdžiau gyvenantiems žmonėms, vargšams, socialiai nuskriaustiems. Specialus konteineris, į kurį gyventojai galės mesti nereikalingus rūbus, šiandien atidarytas prie pirmojo Babilono. Dažnai tenka matyti prie mūsų atliekų konteinerių, kaip žmonės atneša maišelius su dar gerais drabužiais ar kitais daiktais ir tiesiog gaila matyti, kaip prarandami šitie dar vertingi daiktai, kuriuos galėtų tiesiog turėti kitas žmogus. Tai iš tikrųjų dabar kviečiu visus nebemesti savo tokių dar nešiojamų, tinkamų nešiojamų drabužių avalynės, o ateiti prie pirmojo Babilono ir į šitą konteinerį įmesti tai, ką jūs turite. Projektas Dovanokime pradėtas JCI Klaipėda iniciatyva 2009 m. rudenį. Konteineriai, į kuriuos galima atiduoti drabužius, įrengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose prie didžiausių prekybos centrų. Dabar šią idėją Panevėžyje įgyvendinusios asociacijos nariai sako, kad jų bendruomenės vienas iš tikslų ir yra padėti sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mūsų pagrindinis tikslas tai yra suteikti jauniems žmonėms galimybės būtinas teigiamiams pokyčiams kurti. Kas tie teigiami pokyčiai? Tai būtent tai ir yra socialiniai projektai, gyvendina tiek jauniems žmonėms, tiek mieste, kuriame tu gyveni. Taip pat įvairių mokymo organizavimas, verslumo ugdymas. Tai šios organizacijos nariai, kaip sakyti, viską daro patys, kad patys taptų geresni. Nes toks net ir šūkis yra būk geresnis, negu buvai vakar, negu esi šiandieną. Nors oficialiai konteineris buvo atidarytas tik šiandien, prie pirmojo Babilono jis buvo pastatytas dar penktadienį ir kai pasidžiaugė organizacijos nariai, šįryt jame jau buvo rasta pirmųjų rūbų.